O ne? Nu ką, lekiam? Labas rytas kolektyvas. Tai va, po 6:05, vis jaučiuos dar šudinai. Geriau vaistus, stengiuos miegot daug, kad išsimiegot. Tai va, iki vietos liko 369 km, šiandien turim Antverpeną. Na ir pasižiūrėsim, kaip tas Antverpenas mum praeis. Plemba, čia kavinuks burbuliuoja. Pažiūrėsim, kaip mes tą Antverpeną šiandien pravažiuosim, nes labai retai, kada yra pasisekę pravažiuoti jį greitai ir be problemų. Pradedam šalies pradžią, kad paskui neužmiršti, neišvažiuoti. Atstovėjomės normaliai, 12-13 valandyčių. Tai va, šiaip pagalvojau savaitgalį, jeigu trūks kontento, gal reikėtų man pradėti streaminti. Bet vėlgi, streaminims, jeigu aš būnu išvažiavęs, jo, okei. Jeigu būnu namie, nelabai aš pastreaminsiu ir įkelsiu kažkokį tai kontentą. Reikia gal kažkaip taip laviruoti tarp tų. Jeigu važiuoju namie, kažkokią tai temą sugalvoti. Jeigu pasilieku išvažiavęs reise, tada streamint, bet streamint galiu tik tais į Twitch'ą, tada reikės iš Twitch'o įkelti į YouTube'ą. Žiūrėsim. Ane? Ką jūs galvojate tai? Labai įdomu. Kaip jūs galvojate? Gerai, einu ruoštis, nes reikės važiuoti taip pat ir paskui parašykit komentaruos, kas ką galvojat, ten į apačią. Taip atrodo kelio darbai nusukims į Karnevalį per Leverkuseną ratais, kvadratais, bet čia A3 važiuoju, ne A1. Aišku, 8 valandas ryto, čia nėra ko norėti, čia taip bus kamščiai. Daug kas į darbą važiuoja. O, tiufo mašina. Matau pagal numeris. Tiuf. Tik aš hebrytę nerandu autofo. Oh my god. Pažiūrėkit, kaip atrodo kelias. Čia vienas kelias. Dar vienas. Visur kamščiai. Važinėjom Kiolno, taip. Kas belieka, jeigu ne kamščiai? Kas belieka, jeigu ne kamščiai, ne? Va. Tomtomą galiu pagirti, kad bent jau kamščius rodo. Va, Tomtoms. Šūdų krūva das Tomtoms. Nu ką, radom autohofą. Man dabar reikia ieškoti ten, kur yra atblių irgi. Tai va, man geriausiai būtų ten, kur ta pizutė yra. Nematau, kur atblių. Žodžiu, važiuojam, suksim ratą. Bet čia autohofas, tai čia arkliavagių, Čigonins konkretus. Nu ką, lekiam? We don't wanna give nothing. I'm a Gemini, she a Scorpio, but that don't cross her mind when we on the cardio. Cardio.
seifą užsipilam kurą, ane? Na štai, mes jau Olandijoj. Iššokom į Olandiją, neėmiau GoPro, nes buvo policijos mašina ant sienos, tai nenorėjau laikyti kameros rankose. Taip gražiai atrodo Olandija. Lygu ir vėjuota. Tai ką, atvažiuojame Belgiją, kiek mes čia trukom pravažiuoti tą Olandiją, Priepačia. Tuoj praleisim kilbukus visus. Čia fūrų juosta. Visi baliaki, tuoj žiūrėk fūra šaus. Nors čia nėra kur šaut, čia viskas jau siena taip pat. Ir aš turbūt, kad nestot, ir mes stovim kamštį, padarysim taip. Belgija, start, ok. Nemažai praleidau, Februšį pravarė. Blemba, sukraus 25,5 tonas. Sunku. Taip, darbuojas jebra. Aha, 50. Kaip dėl. Daugiau kavos ger negu darbuojas. Gal biškį išmoka normaliai kelius darydavo belgai, nes nauji belgų keliai jau duobių nėra bent jau. Tai va, čia iš vis va viens nuosikrapšto. Man iki vietos liko 1,5 valandos, jeigu viskas gerai. Jokių kamščių, tai žiūrėsim. Kas yra nenormalu? Nenormalu yra tai, važiuoti autostradą, tai. Čia yra nenormalu. Žiauru, čia. Čia taip, taip hebra, kurą taupo? Kas man čia pasakys? Kurą taupo taip važiuodami? O sako, vokiečiai debilai! Va! Belgijoj, tik įvažiavus į Belgiją, iš Olandijos, iš Eilindus, praktiškai iki Antverpeno visur lenkt draudžiama. Nors čia galėtum lenkti, atrodo, ne? Bet vat, draudžiama. Tai ir kaltininkas, nespėjau kameros įjungti. Va, su konteineriuku važiavo. Visų kamščiukų arba lėto važiavimo kaltininkas. Ir dar vienas kaltininkas. Oi, blemba, man reikia išgerti vaistus. Gerai, kad prisiminiau. Važiavęs per kamerą. Dar vienas tankininkс. Pasiruošimas žemam startui. 50, kaip matot. Ir čia yra Kenedžio tunelis. Kelio darbai už tunelio yra. Čia visi yra šiknoj. Čia blicukas, visi prisistabdo. Tik pravažiuojam blicuką ir visi opa per gaziuką. Va, blicai. Įvažiuojam į tunelį. Dabar prasidės lenktynės. Končikai. Čia kadangi ženklo link draudžiama nėra, tai mes ir važiuojam vidurį. Ane? Čia sautinė važiuoja kažkoks nuokruša. O ne! Mum išsukt! Ne čia toliau, nes navigacija dar nemato. Nemato kelio, kaip, mato kelio darbus, bet nelabai orientuojas visus keliukus padarytus. Man biški toliau užsukti reikia. Tai va. Va ten tą firmą, jeigu matot. Leidžiam, karočią, va, lėtėjimo juostui lenkiam. Lenkiam belgą, Va, draugai.
Artėjam prie tikslas, važiuojam per perėją. O tai čia ekspedicija kažkokia yra. Va, kokia šitai negabaritam priekabas. Bliam, reik nuo saulės akinius užsidėti, ką aš čia dabar užsidėjęs. O, tuoj gali kumščius įkrauti. Gerai, žinau, kad pirms išvažiavimus, va, cakt. Konteineriai kaip atrodo. O, kaip gražiai išpjausyta. Tik iš tos pusės nesimato. Čia leidžiam traktorių. Čia, o, konvoj excepcionel. Ok. Nu va, ir mums čia reikia suktos, arba aš reikia dviratininko nesuvažinėti. Dumagas. Taip, sukam čia. Kur čia, blemba, visus prisiregistruoti? Ne, čia, gerai, važiuojam. Važiuojam ieškoti, kur prisiregistruoti. Gal kažkur išeis apsisukti. Ha, ir gerai, kad nepaklausau. Ir radau, kur atvažiuoti. Ha. Paklausiau savo ilgametės, trumpametės patirties ir puslės. Ir kara čia atvažiavom! Radom! Vos net ir nepasukau. Jie sako, reikia valyti tiesiai. Tai va, nuvažiavau. Reikia nusivalyti veidrodžius. Kamera taip nerodo baisiai, kaip iš tikrųjų yra. Nusivalysiu veidrodžius ir tada, kada čia eisiu prisiregistruot. Ženklas, negalima filmuoti. Eikit jūs pizdon, ką norėsiu, tą darysiu. Kišiu kamerą į kišenę. Dabar važiuojam prie barjero. Ten va. Reikia įvesti kodą. Tai va, atrodo nuvalyti veidrodžiai gražiai. Reikia įvesti kodžiuką, kurį davė. Sakė kairė. 5, 4, 7, 2. Mes viduj. Nu ką, 6 fūros prieš mane. Pasiėmam pirštinikės. Kitą pasiėmam į ranką. Ir viskas. Va. Klak. Ir taip visur. Va, visas.
atrodo sandėlys, kuriame draudžiama filmuoti. Tikiuosi, kamerų čia nėra. Čia. Aha. Paigi iškrauti. Nu ką šaikelė? Negalima filmuoti. O man galima. Gal nepagaus. Tai va, atvažiavom po 12:15 ir 14:55 išvažiuojam. Nu ir ką, ir nieko. Ir važiuojam ten Belgijoje, kur dažnai stovėdavom. Ir šiandien važiuoju vėl greičiausiai rytoj krausios, ne greičiausiai, o 100% krausios dėžės. Ir žiūrėk, nepraleis belgas. Važiuos kurva ant viršaus. Nu tai blėt, sustok, nu. Kaušė, į tą su vaiku. Matė, kad išvažiavęs, bet vis tiek važiuoju ant viršaus. Tai va, krausios dėžės į vokiečius, iš vokiečio atgal į belgus, iš belgų jau tada važiuosiu į vokiečius. Savaitgalis ir pirmadienį turėčiau krautis, jeigu neatšauks reduktorių. Bet čia dar, kai bus, dar pasižiūrėsim, ane? Tai va, kaip sakant, šiandien dar tik tas ketvirtadienis. Šiandien tik tas ketvirtadienis. Čia išsukt? Čia. O, čia. Nesuprasi, blėt, tų kelių, karočią, belgų. Kur važiuot, kaip važiuot, per kur važiuot? Kamera visą blemba apdulkyjus. O kaip gražu. Uiha! O jūs primenat, bajeriuką, pirmą kartą čia važiuoju Belgijų mokamų aplink Antverpeną. Nes kažkodėl mano navigacija nusprendė, Tomis, karočią, Tomiuks va, mano, nusprendė, kad per dešinę didelis matai kamštis. Ir sako, ne, tai tu važiuok mokamų, va. Aš net nežiūrėjau, galbūt, pofika, taip, žinai. Tik esmė ta, kad jeigu šefs knistų protą, tai ką tada? Atvažiuoju viskas, moki iš savų. Tai va, Tomiuks, aš dar vakar važiuodams pasižiūrėjau, kainuoja nuo 800 iki 839 eurų. Toms. Plus dar karočią tą programą, kur firma kas mėnesį moka. Wow! Jūs pasižiūrėkit kainą Tomtomo. Va čia, čia. Gražus Antverpenas, ne? Čia statos, viską. Dar taip ir nesu buvęs Antverpene, kad pasivaikščiot. Labai norėčiau. Nes centras gražus, kiek iš nuotraukos sumatęs, tai labai gražus centras. Ir pastatai visokie ir taip toliau. Turėtų būti labai gražu. Nu ką, hebra? Mes namie. Va, žiūrėkit. Mes namie. Ne? Nu ką, šaikelė, viskas. Baigiau darbus, 16:30, einu montuoti video.
ir eisiu miegot, nes jaučiuos šudinai. Nu, gal dar biškį pažaisiu. Ačiū visiems, kas žiūrėjote iki galo. Ačiū visiems labai. Susitiksim rytoj. Bus įdomu. Iki.